Pradėk savo mados dropshippingo verslą be jokių išlaidų. Paprasta, žingsnis po žingsnio. Pirmiausia, slinkite žemyn ir spustelėkite atidaryti nemokamą Shopify paskyrą. Įveskite savo pašto adresą ir pasirinkite pradėti nemokamai. Tada įveskite slaptažodį ir spustelėkite sukurti Shopify paskyrą. Šiuo metu Shopify paprašys kreditinės kortelės. Galite ją pridėti vienas vesti į planą po bandomojo laikotarpio arba paspausti praleisti. Tada pasirinkite praleisti tinkintą nustatymą. Štai ir viskas. Viskas paruošta. Tiesiog eikite į savo pašto dėžutę ir patvirtinkite Shopify paskyrą, kad pradėtumėte. Pirmiausia, slinkite žemyn ir spustelėkite įdiegti Trendsy Fashion Dropshipping. Įveskite savo pašto adresą ir spustelėkite registruotis nemokamai. Nukopijuokite patvirtinimo kodą, atsiųstą į jūsų paštą ir įklijuokite jį į Trendsy. Po to įveskite savo vardą, susikurkite slaptažodį, įrašykite telefono numerį ir paspauskite tęsti. Tada atsakykite į kelis trumpus klausimus, kad užbaigtumėte procesą. Kai jau būsite savo paskyroje, spustelėkite prenumeratos planą. Su nemokama paskyra galėsite įkelti iki 500 produktų. Taip pat turėsite prieigą prie daugiau nei 40 000 geriausiai parduodamų prekių, galimybę užsisakyti prekių pavyzdžius, naudotis individualaus prekės ženklo kūrimo galimybėmis, neribotą užsakymo apdorojimą ir klientų aptarnavimą visą parą 7 dienas per savaitę. Kad galėtumėte vykdyti dropshippingą visame pasaulyje, nustatykite tipą kaip dropship, o siuntimo vietą iš užsienio. Šiuo metu galite rinktis iš daugiau nei 44 000 produktų. Toliau nustatykime jūsų mažmeninę kainodarą. Eikite į savo paskyrą ir spustelėkite kainų taisyklės. Pardavimo kainą nustatykite keturgubai didesnę. Tai suteiks jums pakankamai pelno padengti papildomas siuntimo išlaidas ir mėnesinės reklamos išlaidas. Palyginamąją kainą nustatykite 8 kartus didesnę. Kai tai padarysite, spustelėkite išsaugoti. Dabar pažiūrėkime, į kokias šalis galite siųsti prekes. Yra daugiau nei 40 palaikomų šalių, įskaitant Australiją, Kanadą, Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Japoniją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Naująją Zelandiją, Portugaliją, Saudo Arabiją, Singapūrą, Ispaniją, Švediją, Jungtinius Arabų Emyratus, Jungtinę Karalystę ir Jungtines Amerikos valstijas. Būtinai peržiūrėkite puslapį su visomis siuntimo kryptimis, kainomis ir pristatymo terminais. Toliau peržvelkite prekių kategorijas. Tarp populiariausių yra moterys, vyrai, išpardavimas. Batai, kepurės, diržai. Vaikams ir rankinės. Prieš pridėdami prekes, sukurkite kolekcijas, kad jūsų parduotuvė būtų tvarkinga. Eikite į prekių kolekcijas ir pridėkite naujas kolekcijas pagal poreikį. Išpardavimas. Moterys, vyrai, vaikai, kepurės, diržai, maudymosi kostiumai, batai ir rankinės. Dabar pridėkime keletą prekių. Pradėkite nuo išpardavimo kategorijos, rūšiuodami prekes nuo mažiausios iki didžiausios kainos. Pasirinkite prekę už gerą kainą. Pavyzdžiui, ši prekė kainuoja tik $5 dropshippingo būdų, o rekomenduojama mažmeninė kaina yra $18. Pridėkite ją į savo parduotuvę. Norėdami sujungti Trendsy su savo Shopify parduotuve, pasirinkite Shopify ir spauskite prisijungti prie Shopify parduotuvės. Atidarykite programos puslapį ir spauskite įdiegti. Dabar jūsų Shopify parduotuvė sėkmingai prijungta prie Trendsy. Grįžkite į savo prekių sąrašą ir pridėkite pirmą prekę spausdami pridėti į parduotuvę. Tęskite prekių pridėjimą, vėl pradėdami nuo išpardavimo kategorijos ir rūšiuodami pagal kainą nuo mažiausios iki didžiausios. Visada dar kartą patikrinkite tiek dropship kainą, tiek pardavimo kainą, kad įsitikintumėte, jog turite pakankamą pelno maržą. Nepamirškite kiekvieną importuotą prekę priskirti tinkamai kolekcijai savo Shopify parduotuvėje. Kai
Kai baigsite pridėti prekes, jos atsiras Shopify skiltyje produktai. Čia nieko papildomai daryti nereikia, nes visos nuotraukos, aprašymai, kainos ir likučiai jau yra importuoti. Dėl Trendy Shopify integracijos jūsų parduotuvė automatiškai išliks sinchronizuota. Tai reiškia, kad nereikės rankiniu būdu atnaujinti likučių, kainų, aprašymų, variantų ar užsakymų. Dabar sukurkime meniu jūsų parduotuvės vitrinai pagal anksčiau sukurtas kolekcijas. Sukurkite naują meniu, suteikite jam pavadinimą ir pridėkite visas kolekcijas, kurias norite rodyti lankytojams, kaip atskiras kategorijas arba išskleidžiamus meniu. Toliau atidarykite rinkas ir sukurkite naują rinką, kuri apims visas šalis, į kurias planuojate siųsti prekes. Suteikite rinkai pavadinimą ir pridėkite šalis, kurias Trendy palaiko tarptautiniam dropshippingui. Tai apima Australiją, Austriją, Belgiją, Braziliją, Bulgariją, Kanadą, Kroatiją, Kiprą, Čekijos Respubliką, Daniją, Estiją, Suomiją, Prancūziją, Vokietiją, Graikiją, Vengriją, Airiją, Italiją, Japoniją, Latviją, Lietuvą, Liuksemburgą, Maltą, Meksiką, Maroką, Nyderlandus, Naująją Zelandiją, Nigeriją, Pakistaną, Lenkiją, Portugaliją, Rumuniją, Saudo Arabiją, Singapūrą, Slovakiją, Slovėniją, Ispaniją, Švediją, Jungtinius Arabų Emyratus, Jungtinę Karalystę ir Jungtines Amerikos valstijas. Išsaugoję eikite į bendruosius pristatymo tarifus. Spustelėkite pridėti tarifus. Suteikite pristatymo zonai pavadinimą, įtraukite visas šalis pridėtas ir nustatykite fiksuotą tarifą $5. Tai turėtų padengti daugumą užsakymų. Tiems keliems užsakymams, kurių siuntimas kainuos daugiau, vis tiek turėsite pakankamai maržos, nes nustatėme 4 kartų kainos daugiklį. Jei norite pasiūlyti nemokamą pristatymą krepšelio sumos, spustelėkite pridėti tarifą, pasirinkite sąlyginis kainodarą ir nustatykite savo taisykles. Nemokamas pristatymas paprastai yra puikus būdas pritraukti naujų klientų. Dabar aktyvuokime mokėjimus. Eikite į nustatymai mokėjimai ir įjunkite Shopify Payments. Vykdykite nurodymus, kad įsitikintumėte, jog galite priimti mokėjimus iš klientų. Atsiskaitimo nustatymuose padarykite, kad kliento vardas ir pavardė bei telefono numeris būtų privalomi laukai. Telefono numeris ypač svarbus pristatymo tikslais. Galiausiai įsitikinkite, kad jūsų parduotuvė prieinama skirtingomis kalbomis. Eikite į programėlės ir ieškokite Translate. Įdėkite programėlę ir pažymėkite kalbas, kurias norite palaikyti. Tarp dažniausiai pasirenkamų kalbų yra arabų, bulgarų, kinų, čekų, danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, japonų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, ispanų, švedų, urdų, malajų ir tamilų. Įjunkite automatinį perjungimą į naršyklės kalbą, kad lankytojai automatiškai matytų parduotuvę savo kalbą. Nustatykite vertimą iš anglų kalbos, nes visi Trendy produktų aprašymai yra anglų kalba. Spustelėkite išsaugoti pakeitimus ir jūsų parduotuvė pasiruošusi žengti toliau. Slinkite žemyn iki 3 žingsnio ir spustelėkite sugeneruoti nemokamą suasmenintą temą. Toliau naudokite iBloką Shopify platformoje, kad akimirksniu sukurtumėte savo mados temą. Tiesiog įveskite trumpą aprašymą į laukelį ir spustelėkite generuoti temas. Kai temos bus sugeneruotos, peržiūrėkite galimus variantus ir paskelbkite tą, kuri labiausiai atitinka jūsų stilių. Dabar pritaikykime ją pagal save. Spustelėkite viršutinį banerį ir atnaujinkite tekstą, pavyzdžiui, nemokamas pristatymas užsakymams virš $100. Tada atidarykite meniu ir pakeiskite jį tuo, kurį sukūrėme ankstesnėme žingsnyje. Galiausiai sukurkime jūsų parduotuvės prekės ženklą. Eikite į nustatymai, parduotuvės informaciją, įkelkite savo logotipą arba pakeiskite parduotuvės pavadinimą savo prekės ženklu ir spustelėkite išsaugoti. Štai ir viskas. Esate pasiruošę pradėti pardavinėti.